Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pažiūrėk vaikeli, kas jo per mažumas, kas jo per gražumas, kas jo per lėtumas. Čia kelias dienas galvom, kad čia laivas nuo karo laikų tiesiog sugedęs stovi. Pasirodas veikia. Blecha, gera diena. Kaip gerai. Turas prasideda pingvinams, pažiūrėkit. Ok, čia prasideda. Ok. So, 10 miles and 1 hour? 1 hour, 15 minutes, maybe? For 10 miles? Oh, nice. 16 km važiuosim virš valandos. Nu ką, šiandien susigučiu, pasisamdėm gidą. Ir jau linguojam. Ir jau linguojam. Šiaip galvom, kam tas gidas reikalingas, patys nuvažiuosim. So gidas parodė vieną, sako, šitas is not going to make. Bet kokią mašinėlę čia nenuvažiuos. Taigi važiuojam kartu. Šiaip labai gerai, nereikia vairuoti nieko, palintis. Karšta šiandien, gera diena. Vakar buvo labai šudina. To proga gal pasipilstams, jeigu nieko prieš mūsų vairuotojus. Gal neišgasnam vairuotojų. Kodėl? Did you want to go down your way, Jimmy, and on the way back up, come back up my track and see if those plates are there? Nice. Čia yra ką veikti. Sigis sėdi mašinoje. Čia tilčiukas skaitas. Nuima gal, kad vešis, kad kitą pasidėt. I get on the roof. You won't need to. So you're going the bridge with you, right? Čia tai karo sąlygom. No. Put the roof rack on. Čia mūsų turas kainuoja, ar paslaptis, ar nesako? Ne paslaptis. Ne, nu, bet kam čia dabar kiekvienam dabar, kaip sako, širdį. Ne, arba kiekvienam murziui čia aišku. Jo, žodžiu, čia niekas nepigu, bet turas by itself yra cool, kadangi čia yra off-road, kur nėra kelių ir jie va čia stato patys tiltus, jie važiuoja per privačią žemę, moka mokestį už tai, čia va per pievas ir visokius tokius kalnelius. Nu ką, vis tiek cool. Čia žmogus papasako istoriją, kaip 80 metų moteris važiavo su juo ir sako maždaug, aš tave, pati kelionė yra labai faina. Žinai, ką aš padariau, mam? Aš tiesiog nukirpau tavo 3 minutės pasakojimo ir dabar filmuoju toliau. Jo, gerai. Tai jau man nebepasakosiu. Jo, nes aš galvoju, kad tu taip ilgai pasakosi, aš tiesiog išjungiau ir dabar vėl įjungiau. Jo, gerai, tada greit pasakysiu. Nebereikia. Nesakyti nieko. Aš esu taip daręs, ten nesupyksta Vidas Mačiulis, bet mes tiesiog kaip filmavom Vidą Mačiulį, aš vienu metu buvau išjungęs maždaug pusvalandžių kamerą. O, my goodness, tai čia biškai trumpiau mane buvo išjungęs. Nes aš žiūriu, ar čia gali būti įdomu. Nu, bet gali būti įdomu, kad pats važiavimas, pamatyti pingvinus ir seals. Man toj paspausi mygtuką išjungimą. Įdomiau. Tu arba įdomiai pasakok, arba išjungsi toj. Let's go. So what? To put the shoe in? You just put the sole of your shoe in the bottom part. Yeah. Yeah. Like this, right? Yeah. Probably need a
jacket, right? So we're gonna walk here from here. Oh, driver, my beautiful driver. Atvarėm pažiūrėti pingvinų. Pirmiausia, reikia nueiti į Tūliką, kuris yra niekur. Du, va toks. Čia rankas nusivalai ir eini žiūrėti pingvinų su avim. Kai tu išskridai, galvoju ilgai, labai ilgai. Galvojau, ką padovanoti tau, kai grįši į mano namus. Tu viską turi, keliai tolimi, maršrutai visi, tau po kojom, kur nori migruoji, o bilietą perka širdis. Tau dovanoju dainą apie pavasarį ir meilę. Ir galą širdį galą, jei tik tavo mano saulė. Tau dovanoju dainą apie gyvenimą ir laimę. O šiandien ją išgirsta radarai visi. Wow. Sako, kai atsitupė, ateina pasidomėti tavimi. Nagi. Nes jeigu tu esi atsistojęs, tai tu didelis ir galingas, ar tu esi grėsmė, bet jeigu tu esi... Pasitempę. No. Ei, vyrai, ne ten einat. Nelysas tavimi. Gatvėj niekas neveikia, tik tie, kur dar amatą gerbia ir kepa naktį blynus. Pakeisiu mintis, man leidžia širdis, kai tavo lėktuvai kyla, šypsausi, o bilietą rezervuoja tavo širdis. Sakom, blecha, galima visur čia vaikščiot, kur tik tai nori. Aš vos ant pingvino chatos neužlipau. Nu, ir aš taip žiūrėjau, pingvinas. Turbūt viena iš labai retų žemių, kur realiai gali vaikščiot, kur nori. Kuršių nerijoj net neleidžia ant kopų vaikščiot. Tik nesakyki, kad žiema kol kas, kad ne žiedai balti ant žemės sninga, sušildy bučinių sužvarbusias rankas. Ir bus pavasaris, ir būsiu aš laiminga. Tu mano pavasaris, tu saulė akių žaktų, laimėlį paukštė grįžtų pas tave. Tu mano gyvenimas, tu džiaugsmas ir nerimas, tu mano pavasaris, tu. Po pingvino einam plaut kojų. Šulinį. I didn't know the Hanseatic was in as well. They're just saying on the radio, and I'm like, what? Yeah, don't get too carried away, I do that. I also learned it's not a good idea to wear sandals. Svinai tepas litis. Stoji vartus, reikia atkilnoti. Jam reiktų diržą nusipirkti, nes stoji skirmantas lenda. Po pingvino vyksta vakarienė. Taip, dabar daržovės nunešiau, tas ir dar įžiūrėjau. Liūdniausia yra dalis, kad
Šiandien buvom nuostabioj vietoj, tai yra čia. Volunteer Point. Važiavom, žodžiu, už po 125 svarų sumokėjo mūsų mylimam, gerbiamam Jimmy. Ai. 4 dieną jau bandau įkelti videką į YouTube. 4 kartus buvo pirktas internetas. Jai, buvo sukėlę 100 ir vėl atšoko ant aštom ir vėl 100 reikėjo atlaukti čia 3 valandas kokias. Ir dabar vėl bus įdomu pasižiūrėti, kuogi baigsis šis įkėlimas. Žiūriu, kaip pigiai praskrist namo. 3,18. Visai nebrangiai. Oh my gosh. Atvyko krūva turistų, tai jie fotkina mūsų namą, blecha. Jokinga. Į miestelį atgužėjo 2 dideli laivai. Ir čia yra turistų daugiau negu gyventojų. Ok, bye bye. Šalygatvė nebeužtenka. Ta prasme, čia kelios ekskursijos vienoje vietoje. Kaip Niujorksai. O ten, pažiūrėk, kokie kamščiai. Žmonės net neturi kur vaikščiot. Jie neturi šalygatvių net. Bet amžiaus vidurkis tai nežinau kiek spėtum. Virš 60. Virš 60. Čia nei girdi, nei mato šitą moteriškį. Totalus chaosas ir netvarka. Šoks ant kelio, jau matau, jaučiu. Galėjo atvažiuoti, kai užvakar, kai lijo liūtis, tai jų net neišleido tada. Tai buvo vienas laivas, ja? O tu siaubė, tu pažiūrėk, kas ten, kaip pingvinų kolonija. Čia kopos tipo. O, blecha, 2 aukštis. Su tokiu lėktuviuku galima skraidyti salas visokias, bet reiktų organizuotis truputėlį iš anksto, ne tai kaip mes. Ir reikia jam paskambinti numerį ten kokį nors 5132. Gerai, einam dabar čia, kur daugiausia turistų veža iš to kruizinių laivų. Tai žino, kadangi keli šimtai arba keli tūkstančiai žioplių ateina, tai va ir tvorelės jau sudėtos. Ne tai kai kitur, ei kur nori. Akivaizdu, kad čia anksčiau vaikščiodavo, kas kur norėdavo. Dabar žiūri iš toli ir sakai, ha, 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 ha. Čia gal kiaulė, koks pingvinas? Matai tai? Jo. Sniegė turėtų būti. Sakė, aфиgenus kalmarus prigaudo šitie laiviukai. Manau, jeigu taip toliau, tai ir galim greitai Lietuvos miškuose pamatyti pingvinus. Ta prasme. Sirkaujant. Ati, pagaus. Vėl viskas vis dar būna užvirinta. Tikėtina, kad tam laive yra daugiau žmonių negu visoj Falklandų salose visose. Tarkim, per tuos abu tai tikrai daugiau. Beje, karas su argentiniečiais baigėsi tik tai 1982 metais. Tai visai nesenai jie čia vieni kitus piškino. Taip. Ir prasidėjo 8. Trumpas. O, okei. Ką klausai? Ar iš laivo? Taip. Ką sakė? Taip. Taip, iš laivo. Žodžiu, visa esmė yra čia. Gerai, kad batus persiuvai.
Čia šitą pležą nesiniai atidarė ir visus kitus likusius. Nes per karą su argentiniečiais, žodžiu, argentiniečiai čia minų primėtė belenkiek. Ta prasme, visur. Kai sakė, kad jos buvo plasmasinės, tai realiai su metalo detektoriu nieko rasti nepavyko. Buvo užtverti visi paplūdimiai. Sakė, 30 metų užtruko, kad išminuotų čia viską. Išminuotojai, taip kitko išminuotojai sakė, buvo iš Zimbabvės. Tai aš taip gardžiai nusijuokiau. Norėjau paklausti, kiek žmonių sprogo iš Zimbabvės, bet sakė, kad jie tikrai profesionalai ir žino, kaip išminuoti viską. Tai taip ir padarė, tai ir pliažai atidaryti dabar. Ėjom ilgai ir nuobodžiai pingvinų pažiūrėti, nors vieną matei? Nu? Nu, ruonis tik vienas, daugiau nieko. Nurimo gatvės tik žibintais speisi, kažkas nukaukšys skersgatvių tuščių. Per visą naktį ieškau tavo žingsnių, klausaus ir negirdžiu. Pakyla ilgesio galinga vėtra, į visą mano dangų neša tau. O kaip sunku tuščių glėbių stovėti, aš visas laukimu virtau. Ir tavo langas vis dar uždarytas, man spindi mūsų vasaros ugnim. Tavim prasideda kiekvienas rytas ir visos naktis baigėsi tavim. Greičiau sugrįžk į saulį jau prinoko ir žalios žuvys nardo per bangų. Rytais dar medžiai šnara ūkanoti, dar neišskrido paukščiai iš miškų. Greičiau sugrįžk į saulį jau prinoko ir žalios žuvys nardo per bangų. Rytais dar medžiai šnara ūkanoti, dar neišskrido paukščiai iš miškų. Sugrįžk į šypseną tau išbučiuosiu, pririnksiu saulės properšų linksmų. Aš laiką jau ne valandom skaičiuosiu, susitikėjimų būsimų džiaugsmų. Ir tavo langas vis dar uždarytas, man spindi mūsų vasaros ugnim. Tavim prasideda kiekvienas rytas ir visos naktis baigėsi tavim. Vaikštam po pležiuką, pingvinai atsipalaidavę, viens kitą gaudo, čia šaika kita. Žodžiu, veiksmo netrūksta. Tokie neprognozuojami, tiesiog būna pradeda lakstyti. Ai, čia žuvėdrai, atvarė. Žiedosiai to į kailį, tai žuvėdrai. Nurimo gatvės negirdėt nei balso, aš veltui žingsnį ieškau, nerandu. Į tavo sapną tyliai pasibelsiu ir visą naktį būsime kartu. Pontoninis tiltas. O. No. Laivai kokie sutrupėję. Sveiki, aš esu šio kaimo reporteris. Net nežinau, nuo ko pradėti. Davai, greičiau. Da. Kitas nebeįdomu. Kuala Lumpur. Matei, Murmansko koks. Ruselis taip per pusę to aukščio į pločių. Budapešt. Nepal, I love me. Nu, žinai, elgiesi kaip Birkenhedas. Kas čia dar įdomesnio? Klaipėda. O, papa, kur jinai va štai, jinai. Geras šūts. Taigi, reportažą baigiu. Ačiū Dievui, pagaliau. Miau.
kodėl tu vienas vaikštai kačiukas? Juodas kačiukas. Nu, mačiukas tu beskas. Kodėl vienas vaikštai? Gero ryto šou. Čia tokios mašinėlės pas jos populiariausios Land Rover Defender. 8 ryto. Grįžom į seną mūsų hotelę. Šitą viešbutį čia praktiškai vienintelis įsigelbėjimas. Šitas viešbutukas Malvinas vadinasi. Arba galima Airbnb, bet iš esmės viskas beveik 200 eurų kainuoja viena naktis. Kitas dar dalykas, jie nepardavinėja vieną naktį, reikia 2 arba 3, dažniausiai 3 užsakyti. Nes, pavyzdžiui, vieną užsakinės tai rodys, kad iš vis nėra jokios chatos. Va, čia sostinė. Stedlis. Ką gerbėmėjai turi pusryčiams? Bybukų. Šitą kvapas tragedija. Kiaušinienė, pautinienė ir va, bulviukai neblogi. Vėl eisim bulvės. Daržovė, tai čia praktiškai niekur nėra. Čia, sakau, pomidorai ir agurkai ir visą kitą. Svogūnas netgi. Auksinius pinigus kainuoja. Ne tos sidabrinius, kur senovės Lietuvoje, bet auksinius. Daug, sakau, 3 pomidoriukai maži 2 eurai. Nakvynė 200, turas žmogui 100 kem. Pažiūrėt, va, pingviną arba ruonį. Kas dar? Mašina kažkiek turbūt daug yra, bet mums davė tie bachūrai, dar vis važinėjom. Nu, paliko tie vyriukai, kur mama įsimaudė, paliko mašiną 5 dienom, 6. Ką tu čia prisikrovai? Aš įtariu, kad čia yra tos vietinės uogytės. Tai man bus įdomu pažiūrėti. Vietinės uogytės. Mano planas nupizdinti šitos 2 bulviukus, nupizdinti dar 2 ir šiandien turėti pietus prie ruonių. Kai šustrai sugalvojau. Bulviukų atnešė. Taigi pradėkime naują turą. Ką pirkom? Vandenį. Aha, ir ką dar? Negi tik tai vandenį. Žinermauju, kas kita galėtų būti? Ne, dar ne viskas. Kas dar? Jo, čia tas kelias, kur aš sakiau, kad pats užvažiuosiu. So I'm climbed till here and then like, sorry. Va, tai dabar jau važiuojam su juo, iš tikrųjų mes tada juokavom, kad patys galim kiekvieną kartą turi atidaryti vartelius ir juos uždaryti, kad įvažiuoti į teritoriją. Land Roveris tai atrodo kaip dėžė su ratukais. Cepelinai man vis tiek labai skanu. Ir nesvarbu, kad aš nuo jų šiek tiek tunku. Cepelinai man vis tiek labai skanu. Užtenka nuodytis tik tai sveiku maistu. Ir dar be druskos, ir jogurtų užgerti ją turiu. Kiek dar kentėsiu ir taip lieknėsiu, už kokias nuodėmes kenčiu. Kad aš nuo jų šiek tiek tunku. Bet cepelinai man vis tiek labai skanu. Užtenka nuodytis tik tai sveiku maistu. Arvydą prišadė. Čia laivas nuskendęs. Nice. Žiūrėk, koks oras pasidarė. Oh my god. So we came here at the right time. Okay, Jimmy has a friend, Polish friend. Taigi, Jimis turi lenką draugą. Aš tiesiog norėjau, kad jisai parašytų kurvą jam. First is K. Yes. But, can you show this? Yes.
Yeah, double. Yeah, good. Okay, send. Just one word. Okay, let's wait for the reply, right? Yeah. Taigi žiūrim, kokią žinutę gavo po žinutės kurva. You know some Polish. I didn't teach you this phrase, but it's quite accurate and universal. Universal! Yes, it worked! Taigi šiandien penktadienis, susirinkę krūvą deputatų blecha. Ir ponė sėdžia. Ponė! Norėjau paklausti, kai iš vieną sėdžiat. Good shot, you. Yeah. Nice. Nice. Nu ką, įvarom? Net kainos nepažiūrėjom. Pažiūrėjai? Ne, bet nėra labai malda, yra antis 15 baksų. Pas mūsų antelė, tai jau kokiškai kainuoja. Buvo. Arba... Žinau, ką padarysiu. Be. Žiūrėkit. Be. Pasikvietėm gydą ateiti į mūsų vakarėlį, jisai neateina, turbūt užknisom. Mes šiandien ta ekskursija, tai tokia trumpauka buvo, pusė, į tai ten šūtą pramalėm, tai jisai parvežė pusę 3. Turėtume, manau, pasiskūsti Penguinus. Kiek einam, tu bus tam išgastinį. Šokį ant žmogaus, negalima taip. Fukaka. Tu irgi. Fukaka. Lema, 3000 žmonių gyveno, nu totalus kaimas, ta prasme, visiškas kaimas. Nu, bet lygis čia visai toks. Ir prie pinigą žmogus, ir viską, į mašiną turi, į namą turi, viską turi, bla. Naudodamasis neeilinę progą, kurią suteikė man šio video autorius, norėčiau visus pakviesti tapti Pravalturo Contribui, kad atiduotumėt savo pinigus. Atiduot. Nu, atiduot. Kai Kuboj čia, nieko ne. Bet šiaip noriu nusipirkti nuo galvos skausmo tabletkas. Nu, karočią, svaras kemdien, bet man labiau patiko šitas. Grandpa. Headache powders. Yes. Įmu šitą blechą, nors brangesnis 3 kartus. Ne, tokie, net ir viduje, tie popieriukai tokie grinai kaip... Kaip tarinis plombyras kažkoks. Bet jis, man atrodo, net ir byra pro šonus, nes čia turbūt tas ir buvo. Tai prasme, vos ne į laikraštį, atrodo, susuko su ankstė ir idėjom. Dėl to aš čia taip biškai taip pakračiau ir jie pradėjo birėti. Laikas atidaryti, aš buvau be pradedas atidaryti. Žodžiu, čia yra headache powders. Va tak. Ir parašyti, kad one powder should be taken with water every 3 hours. Jau tokio neskanumo. O Dieve. Dar tokių neskanių nesumatęs. Nu, seneliai duoda grandpa. O Jėzus, Marija. O siaubė, o košmarė. Reklama. Čia yra Penguin News Live. Penguin News Live. We're live Penguin News show. It's thanks for watching. Thank you very much. That's it. Groovies. Langai atidaryti, super klubelis vietinis. Nice. Mes einam su mūsų vairuotoju. Wow. Gerai tinka. Nice. Ir kasino. Taigi vietinis klubelis, kol kas niekas nešoka, apsauga atvažiavus, labai gerai.
Sigutė, vakarėlis baigėsi. Uždegė šviesas. Viskas. 11:30 vakarėlis klube baigėsi. Say hi. No, okay. Oops. Sorry, Mum. That's fine. I have my best friend. It's me. He's from Lithuania and he's from Kaunas. And he's now in Sweden. Well, thank you to see you down here all the way from Finland. And we love Lithuania. Yes. Thank you. Yeah. Rašo, kad uždaryta, bet ką žinau. Čia uždaro kabokus 2:30, ne? Ir viskas. Ir vakarėlis baigtas. 2:30. Kaip taip gali būti? Jau mūsų džimis nuėjo miegot, mes dar žiūrim, kas gero čia aplinkui vyksta. 10 svarų. Iš šito bičio. Foto. Mes esam foto. Gerai, tai perkam kažką. Žodžiu, šitas bičas sakė, kad pinigai nėra problema. Labai geras požiūris, ne? Jo. Jisai sako, va, imkit šitos, kad turėt suvenyrų. Mes prašom, kad būtų Falkland Islandsomis, jisai pasivertė po kišenius ir rado. Jo, ir jisai sakė, kad jeigu reikia dar pinigų, aš dar duosiu pinigų. Gavom kebabą! Bet čia daržovė nebus turbūt, nes daug kainuotų, ne? Ne, čia mėsos ir sūrė. Nu ką, pažiūrim, kas viduj. Kebabo. Daržovių nėra. Falklanduose, kaip Lietuvoje, taip ir Falklanduose, ne? Bet nieks kebabėlių neduoda veltui. Ne, nu, nenuperka gal, bet yra žmonės, kurie nuperka. Bet viskas, kaip ir Lietuvoje, baigėsi kebabų naktį. Gerai, einam namo, rytoj važiuosim namo. Nieko nespėjom šiandien. 9 atsidaro parduotuvė, 9 išvažiuoja autobusas į uostą, 9 atsidaro degalinė, 10 tas. Nuo 9 pardė. Vėjas pučia, neša ašaras labai toli. Nori apie savo meilę verkti, nors ir ašarų jau neturi. Nu čia va, mano bendramžiai. Hello. Bye bye. Jo, čia yra teisėjas Birštonas. 100% pabėgęs. Kas šito gabalas, atsiprašau? Va šitas. Kodėl? Jo. Welcome on board. Enjoy your trip to Mount Pleasant. And there is a legal requirement to wear your seatbelts. Jis filmuoja visą laiką plėšti. Teisėjai. Aš galvoju, kad tai yra teisėjai Biršton atrodo. Išvažiuojam, oras geresnis kur kas. Čia atrodo, kad sėdi Romas Bubnelis. So nice! So nice! Jis toks jau apgaulingas, jis tikras Don Juanas, jis moka tik žavėti ir skaudinti širdis. Su jūsų pagalba ir prisidėjimu aš galvoju, kad galėtume padaryti tikrai labai daug. Ačiū Jums. Tai ačiū už skirtą laiką. Sėkmės.